Sveiki, pabudę šeštadienio rytą. Su jumis sveikinasi laida Universitetai LT ir aš, Karolina. Šiandien Lietuvoje minime kriminalinės policijos dieną. Tai mūsų šalyje daroma nuo 20 amžiaus 4 dešimtmečio. Spalio 27 pasirinkta todėl, kad būtent šiuo laiku 1918 metais nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje buvo pradėtas kriminalinės policijos organizavimo darbas. Na, o dabar visus esamus ir būsimus savo srities specialistus kviečiame apžvelgti akademinio pasaulio įvykius. Šiandien matysite, kaip Palangoje vyko tarptautinė studentų vandens aplinkos tyrimų konferencija. Taip pat turėsite galimybę iš arti apžiūrėti jūrinio slėnio laboratorijas ir išgirsti apie verslo bei mokslo bendradarbiavimą. Ir išvysite, kokios kolekcijos buvo pristatytos alternatyviosios studentų ir moksleivių mados konkurse Meno ratas. Valstybinis studijų fondas jau patvirtino sutartį studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų studijų kainai, gyvenimo išlaidoms, daliniams studijoms pagal tarptautinės sutartis bei valstybės paskolų studijų įmokai mokėti sąrašus. Nuo praėjusio trečiadienio sąrašai skelbiami Valstybinio studijų fondo tinklalapyje. Dėl valstybės remiamų paskolų sutarčių sudarimo studentai jau gali kreiptis į vieną iš pasirinktų bankų nuo 2012 m. spalio 18 iki 2012 m. lapkričio 15 dienos. Švietimo ir mokslo ministerija susipažino su valstybės kontrolės atliktos studijų programų rengimo audito išvadomis ir tikisi, kad valstybės kontrolės pastabos taps svaria paskata siekti kuo aukštesnės studijų kokybės, stiprinti vidinės aukštųjų mokyklų kokybės sistemas bei gerinti visuomenės informavimą apie studijų kokybę. Pavasarį pakoreguotas mokslo ir studijų įstatymas sudaro sąlygas apibrėžti studijų kokybės priežiūros tvarką. Ši tvarka bus baigta rengti artimiausiu metu. Aukštosioms mokykloms bus teikiama daugiau konsultacijų ir kitos pagalbos gerinant studijų kokybę. Klaipėdos universitete įvyko šiais akademiniais mokslo metais pirmasis universiteto senato posėdis. Jo metu Klaipėdos universiteto akademinės bendruomenės nariams buvo įteikti docento atestatai ir vardinės stipendijos. Senato pirmininkas profesorius daktaras Kęstutis Dučinskas menų docentės atestatą įteikė Irmai Leščinskaitei Mikulėnienei, o technologijos docentės vardą suteikė Larisai Vasiljevai. Studentams buvo įteiktos Antano Smetonos ir nacionalinės Lietuvos prezidentų stipendijos, Mykolo ir Amalijos Jagučių stipendija. Praėjusią savaitę Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos miesto savivaldybė ekologiškai švaraus miesto tematika diskutavo tarptautinėje konferencijoje Sveikas miestas, iššūkiai ir galimybės. Vienas pagrindinių konferencijoje aptartų objektų Klaipėdos miesto narystė pasaulinės sveikatos organizacijos sveikų miestų tinkle. Žinant, kad Klaipėda yra labai veržliai besivystančios pramonės miestas, reikia mąstyti, kaip amortizuoti tos sukeliamas pasekmes, kaip draugiškai sugyventi su gamta ir kaip apsaugoti savo žmones nuo įvairių tiek gamtos, tiek pramonės sukeliamų kataklizmų. Pasak Klaipėdos miestų savivaldybės mero pavaduotojo Artūro Šulco, pagrindiniai Klaipėdos miesto iššūkiai siejasi su atliekų tvarkymu, automobilių keliama tarša, ugdymo įstaigų saugia ir sveika aplinka bei kitomis išorės veiksnių sukeliamomis problemomis. Renginio metu diskutuota ir apie miesto gyventojų žalingų įpročių poveikį, sveiko gyvenimo būdą bei žmonių sveikatai draugišką miesto aplinką. Konferencijoje patirtimi dalinosi Klaipėdos universiteto dėstytojai, Sveikatos apsaugos ministerijos, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro bei kitų įstaigų atstovai. Daugybę gerųjų pavyzdžių pateikė ir iš įvairių Europos bei Azijos žemyno šalių universitetų atvykę mokslininkai. Pirmadienį Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto kvietimu institute lankėsi ir paskaita Eurozonos krizės sprendimo būdai ir Eurozonai nepriklausančių ES šalių interesai skaitė ekonomistas Lešekas Balcerovičius. Lankydamasis Lietuvoje, profesorius Balcerovičius taip pat susitiko su Lietuvos ministru pirmininku Andriumi Kubiliumi, finansų ministre Irena Šimonytė, Lietuvos banko vadovu Vitu Vasiliausku, taip pat skaitė pranešimą viename iš Lietuvos bankų.
Įvairūs meno terapeutai, reabilitologai, psichoterapeutai, socialiniai darbuotojai, edukologai ir kiti specialistai praėjusią savaitę rinkosi į tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją Kūrybiški metodai reabilitacijoje. Kauno reabilitacijos klinikos vadovo profesoriaus habilituoto daktaro Aleksandro Kriščiūno nuomonė, kūrybinėms reabilitacijos metodams žmogus gydyme reikia skirti ypatingą dėmesį. Per prasmingą veiklą žmogus veikia savo sveikatą, jis nukreipia dėmesį nuo ligos per kūrybinę prasmingą veiklą, jisai keičia savo statusą, jis jau ne neįgalusis, bet jis yra dailininkas, filatelistas, numizmatas, menininkas. Todėl jau tradicinėje Klaipėdos universiteto Lietuvos meno terapijos asociacijos bei Šiaulių universiteto organizuojamoje konferencijoje buvo aptarta gana nemažai alternatyvių reabilitacijos metodų. Mes kalbėsim ir apie muzikos terapiją, ir šokio judesio terapiją, ir biblioterapiją. Žodžiu, gana platus spektras. Ir iš kitos pusės kalbėsim ir apie tai, kad kūrybiška jėga duota žmogui. Šiame renginyje įvairūs reabilitacijos srities specialistai diskutavo ir apie meno terapijos metodų specifiką, jų integraciją į tiesioginį slaugytojo ar pedagogo darbą bei kitas kūrybinių gydymo metodų galimybės bei problemas. Švietimo ir mokslo ministerijoje pagerbtos Lietuvos studentų komandos, iškovojusios visų spalvų medalius šią vasarą Ispanijoje vykusiose pirmosiose Europos universitetų sporto žaidynėse. Šiuose žaidynėse varžėsi tik komandinių sporto šakų atstovai. Čia dalyvavo 32 šalių sportininkai, varžėsi 250 komandų iš beveik 150 universitetų. Lietuvos delegacija sudarė 15 mūsų komandų, kurios buvo iš 7 aukštųjų mokyklų – Lietuvos kūno kultūros akademijos, Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio, Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos ir Lietuvos edukologijos universitetų. Pirmadienį startavo ir antrojo verslo situacijų konkurso Baltijos šalių studentams Creative Shock 12 komandų registracija. Šiais metais konkurso dalyviai kurs marketingo, viešųjų ryšių, komunikacijos strategiją socialiniams verslams ir organizacijoms. Gruodžio 1-2 dienomis finale paaiškės, kieno idėjos buvo geriausios ir kas vertas pagrindinio prizo – galimybė susitikti su tarptautinės verslo taikos premijos laureatu Vladu Lašu. Konkursą inicijuoja ISM vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybė. Registruotis jau galima www.creativeshock.org. Praėjusią savaitę Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultete mokiniams buvo suteikta galimybė ne tik apsilankyti atnaujintose laboratorijose, bet ir patiems dalyvauti demonstraciniuose eksperimentuose. Moksleivių teigimu ekskursija buvo įdomi, informatyvi, o informacija bus vertinga ateityje renkantis studijas. Tokiu būdu Uostamiesčio universitetas prisideda prie technologinių mokslų populiarinimo. Gruzijos technikos universitete atidarytas lituanistikos centras. Šią Gruzijos technikos universiteto iniciatyvą finansiškai parėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Centre lietuvių kalbos paskaitas dėstys profesorius Vidas Kavaliauskas iš Lietuvos edukologijos universiteto. Lietuvių kalbos kursus Tbilisyje lanko 57 studentai. Planuojama, kad 5 geriausi kurso klausytojai kitais metais vyks į lietuvių kalbos vasaros kursus Lietuvoje. Praėjusią savaitę į Palangoje vykstančią tarptautinę studentų konferenciją apie vandens ekologiją susirinko dalyviai iš įvairių Europos šalių. Ko siekta šiuo renginiu ir prie kokių išvadų prieita, išvysite reportaže. Praėjusį trečiadienį Palangoje rinkosi ne tik Klaipėdos universiteto, bet ir įvairių šalių aukštosioms mokykloms atstovaujantys studentai. Net 3 dienas vyko Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto organizuota tarptautinė studentų konferencija Vandens aplinkos tyrimai. Šiais metais konferencijoje studentai tarpusavėje diskutavo ekosistemos funkcionavimo, ekologinio modeliavimo bei kitomis temomis. Buvo aptartos vandens taršos, klimato kaitos poveikio jūros lygiui, pakrančių išteklių saugojimo bei kitos aplinkosaugos problemos. Pasak Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakulteto biologijos katedros dėstytojo docento daktaro Dariaus Daunio, plečiantis žmogaus ūkinės veiklos mastams, laivybai bei kitoms jūros aplinkai žalingą poveikį turinčioms veikloms, didėja reikiamybė aptarti vyraujančius veiksnius bei jų įtaką. Vandenų ekologija yra Klaipėdos universitete viena iš tokių jau seniai puoselėjimų sričių. Mes turime ir kelias katedras dirbančias toje srityje jau daug metų, praktiškai nuo universiteto įkūrimo 91
91 metais, todėl tos tradicijos jau po truputį nusistovi. Na ir vadinu ekologiją ten, kur mes turim daugiausia studentų, turime pakankamai daug mokslininkų dirbančių tose srityse ir turim ką parodyti ir kuo pasididžiuoti. Konferencija studentams suteikia galimybę ne tik mokytis pristatyti savo tyrimų rezultatus viešai, bet ir užmėgsti ateityje naudingus ryšius. Kad studentas ar bakalauro, ar magistrantūros studijų, ar doktorantūros studijų, jisai gali visiškai neformalioje aplinkoje pristatyti tai, ką jisai daro, be galbūt psichologijų arba kitokios spaudimo iš savęs, iš vidaus ar iš išorės, kad galbūt bus kritikuotas, tai yra labai puikiai treniruotė prieš bet kurios gynimus arba prieš kažkurias kitas konferencijas, kur yra dalyviai ne studentai. I can found new contacts and meet from other countries many students, and we can talk about also biology. Kadangi aš atlikau eksperimentą dėka mokslinės praktikos, tai norėjau jį pristatyti šioje konferencijoje ir manau, kad tai yra puikus šansas man pasireikšti kaip studentai, pristatant savo eksperimento duomenis gautus. Konferencijoje dalyvavo iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Belgijos, Nyderlandų bei Italijos atvykę studentai bei kviestiniai dėstytojai. Šiandien dažnai kalbama apie mokslo ir verslo bendradarbiavimo svarbą. Netrukus sužinosite, kuo tai naudinga ir susipažinsite su Uostamiesčio jūrinio slėnio laboratorijomis. Sveiki! Birželio 23 dienos laidoje jums pristatėme jūrinio slėnio jūros aplinkos tyrimų laboratorijas. Šią laidą galite rasti adresu esančio ekrano apačioje. Šios dienos laidoje pristatysime jūrinio slėnio jūros technologijų laboratorijas ir asmenis dirbančius juose. Lietuvos jūrinis sektorius – tai kompleksinė sistema apjungianti jūrinį verslą, fundamentinius ir taikomosius mokslinius tyrimus, jūrinę tematiką ir atitinkamų sričių verslo bei mokslo poreikius tenkinančių specialistų ruošimą. Šios sektoriaus plėtrai skirta programa siekiama sukurti jūrinių žinių ekonomikos branduolį. Įgyvendindamas jūrinio slėnio programą, Klaipėdos universitetas konsoliduoja jūros aplinkos ir jūrinių technologijų sričių mokslinį potencialą bei išteklius viename žinių branduolyje – Nacionalinėme jūros mokslų ir technologijų centre. Vienas pagrindinių Klaipėdos universitete kūriamo jūros mokslo ir technologijų centro veiklos uždavinių tai yra sukurti atviros prieigos principų veikiančią mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros infrastruktūrą ir užtikrinti, kad šita infrastruktūra yra efektyviai panaudojama Lietuvos jūrinio sektoriaus mokslinio tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms. Ką reiškia efektyviai išnaudojama? Tai be abejo yra didelis iššūkis universitetui išnaudoti šią infrastruktūrą, kad jinai uždirbtų pinigus ir būtų tikslingai panaudojama tiek studijoms, tiek mokslui. Uostamiesčio jūrinis slėnis vienintelis Lietuvoje yra orientuotas ir į laivų gamybos ir remonto pramonės gerinimą, jūrinių išteklių tyrimus. Nuo kokybės rodiklių priklausomi ir Lietuvos metalo konstrukcijų gamintojai, kurių pagrindiniu užsakymų tikslu vis dažniau tampa vėjo jėgainių ir offshorinių konstrukcijų statyba. Klaipėdos universitete yra kuriama jūrinių konstrukcijų patikimumo laboratorija. Šią laboratoriją sudaro 4 skyriai – jūrinių mechatroninių, konstrukcinių medžiagų ir konstrukcijų, neardomosios kontrolės tyrimų ir jūrinės bioinžinerijos skyriai. Visi šioje mokslinėje laboratorijoje vykdomi moksliniai tyrimai yra orientuoti į taikomojo pobūdžio mokslinius tyrimus. Tai yra tyrimus, kurie atliekami ir yra naudingi pramonėje. Šie moksliniai tyrimai yra aktualūs laivų sektoriui, tai laivų projektuotojams, laivų remontininkams, laivų eksploatuotojams ir Klaipėdos uoste dirbančioms įmonėms. Pasaulinės globalizacijos ir urbanizacijos procesus lydi tokių sudėtingų techninių objektų kaip tiltų, vamzdynų tiesimas, pramoninių ir civilinių pastatų, transporto priemonių, vėjo jėgainių, offshorinių platformų statyba. Taip sukūrėmi tam tikri patogumai visuomeniai. Tačiau tai gali tapti ir įvairių avarijų bei nelaimingų atsitikimų priežastimi, nes dauguma sudėtingų konstrukcijų yra statomos pritaikant įvairias technologijas, kurias itin svarbu išmanyti ir darbus atlikti kokybiškai. Vieni iš tokių svarbesnių darbų – suvirinimo darbai. Čia didelė dalis darbo kokybės priklauso nuo taikomų suvirinimo technologijų modernumo, medžiagų kokybės, taip pat nuo suvirinimo darbų kokybės priežiūros personalo, kvalifikacijos ir įgūdžių. Jau daugelį metų pasaulyje suvirinimo personalas yra ruošiamas pagal
vieningą, identišką programą ir sertifikavimo tvarką. Lietuva irgi turi dirbti pagal Europos normas ir tarptautinius standartus, vadinasi, tokia pat suvirimo specialistų ruošimo tvarka turi veikti ir Lietuvoje. Taip, 2012 metų birželio mėnesį tarptautinio suvirinimo inspekcijos personalo kursus baigė ir tarptautinius diplomus įgijo 16 Lietuvos atstovų dirbančių suvirinimo srityje. Lygiagrečiai vykdomo projekto Jūra metu yra įsigyta neardomosios kontrolės laboratorijos įranga. Pastačius naują laboratorinį pastatą Klaipėdos universiteto miestelio teritorijoje bus įsigyta įranga ir rentgeno kontroliai. Jūrinių mechatroninių sistemų tyrimų skyriaus mokslininkai atlieka įvairių laivų ir pramonės įmonėse esančių įrenginių diagnostinius tyrimus. Mokslininkai tirdami įvairias pramoninės mašinas gali, naudodami naujausias technologijas ir naujausią turimą įrangą, įsigytą iš slėnio projektų. Įvairūs defektai gali būti nustatinėjami, kaip pavyzdžiui, rotoriaus disbalansas, bloga vedanų centruoti, guolių techninė būklė galima įvertinti, įvairių kitų mašinų nustatyti, taip sakant, ligas. Konstrukcinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų laboratorijos įranga viena iš pirmųjų įsigytų vykdant jūrinio slėnio programą. Su šita įranga galime atlikti įvairiausius konstrukcinių medžiagų, standartizuotus tyrimus ir, jeigu reikia, nestandartinius. Iškilus įvairioms neaiškioms situacijoms galime nustatyti, kokia yra medžiagos būsena šiuo metu ir turima įranga galima patikrinti, ar iš tikrųjų atitinka tai, kas yra deklaruojama. Vandens transporto technologijų laboratorijoje plėtojami laivų hidrodinamikos, energetikos ir aplinkos apsaugos tyrimai. Hidro ir mechaninių procesų įrenginių tyrimų skyriaus pagrindinis tyrimų įrenginys yra hidrolatakas. Hidrolatakas bus panaudojamas skysčių dinamikos ir kūno aptakumo tyrimams, laivų ir kitų objektų ir įrenginių turinčių sąveiką su vandeniu, darbo procesų modeliavimui. Kitas su aplinkos apsauga susijęs skyrius tai alternatyvių energijos šaltinių tyrimų skyrius. Alternatyvi energetika tai greitai besivystanti populiari mokslinių tyrimų sritis, kur aktyviai dalyvauja Klaipėdos universiteto mokslininkai. Jie vykdo saulės ir vėjo jėgainių darbo monitoringą, analizuoja jų darbo rodiklius, atlieka energijos gamybos įrenginių tobulinimo ir kūrimo tyrimus. Labai greitai aš galėsiu visiškai savarankiškai apsirūpinti energiją. Ir šitas išmaniosios būsto energetikos pavyzdys, jis yra Lietuvos ateitis. Oro taršos ir naftos tyrimų skyrius ir energijos transformavimo procesų įrenginių tyrimų skyriai bus formuojami šiuo metu veikiančios Klaipėdos universiteto oro taršos laivų laboratorijos pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad vis nauji griežtesni reikalavimai taikomi aplinkos apsaugai jūroje, šios tematikos aktualumas nemažėja. Ir jinai dar labiau didės, kadangi su šiltnamio dujomis ir aplinkos tarša kietosiomis dalelėmis susiję problemos vis labiau aštrėja ir atsiras nauji reikalavimai jūrų laivams. Svarbu pažymėti, kad Jūros mokslo ir technologijų centras yra tarpdalykinis mokslinio tyrimų centras. Ir šiame centre jau dabar dirba eilė ilgą patirtį turinčių Klaipėdos universiteto mokslininkų, tai yra dirbančių tiek jūrų apsaugos, tiek jūrinių išteklių valdymo srityse, tiek jūrinės energetikos, tiek jūrų transporto srityse. Bet kas labai svarbu, kad kartu su ilgametę patirtį turinčiais mokslininkais pavyksta pritraukti ir jaunus mokslininkus, ir ne tik iš Lietuvos, o iš užsienio, kurie plėtoja naujus tyrimus, bendradarbiaudami su užsienio organizacijomis. Mokslo ir technologijų vystymas mokslo centruose – viena pagrindinių prielaidų pramonės atsigavimui. Todėl siekiant, kad Lietuvos jūrinis sektorius išliktų stipriu, jūrinio slėnio veikla kiekvieną dieną tampa vis reikšmingesnė.
Maloniai kviečiame apsilankyti Klaipėdoje ir pasinaudoti Jūrinio slėnio atviros prieigos laboratorijų paslaugomis. Šiemet jau praūžė ir tradicinis alternatyvios mados, muzikos, šokių ir dailės renginys Meno ratas 2012. Kaip šiemet linais pražydo studentų ir moksleivių kolekcijos, tuoj išvysite savo ekranuose. Šiandien lankomės kasmetinėme projekte Meno ratas. Tai Klaipėdos universiteto studentų sąjungos rengiamas projektas, kuriuo metu apjungiamos kelios menų rūšys – dizainas, muzika, tapyba bei amatai. Renginio organizatorė Laura Povilaitytė minėjo, kad projektas rengiamas jau 4 metus iš eilės ir norinčių dalyvauti atsiranda vis daugiau. Šiais metais nauja tema, nauji vėjai, tai Meno ratas 2012, pavadinimas Linais auk, linai žiūrėk. Norėjome puoselėti tautiškumą, patį prigimti, būtent pakilti iš senovės, pasiekti senovės šaknis, kai būdavo apdirbamas linas, kai jisai būdavo nešiojamas, kaip jisai būdavo audžiamas ir tiesiog norėjosi atgaivinti tą tradicijas, tokias įdėkti žmonėm jauniem, kad vis dėlto senoviniai dalykai, jie neišnyko ir jie dar išlieka vis mums ir jie mums labai yra vertingi. Dalyviai buvo nusiteikę linksmai. Jų teigimu, šiemetinė linų tema pasiruošimui nesukėlė didelių problemų. Vieni jaunuoliai dalyvavo pirmą kartą, o kiti jau kelis kartus bandė savo jėgas Meno rate. Aš asmeniškai pirmą kartą, tačiau mano atstovybė socialinių mokslų jau 3 kartą, tai mes jau kaip ir senbuviai. Įspūdžiai teigiami, vien tik teigiami, nes vien tas pasiruošimas renginių ir pats renginys suteikia vien tik puikius jausmus. Svečiai buvo pakilios nuotaikos ir negalėjo komplimentų dalyvaujančioms komandoms. Taip pat minėjo, jog linų tema išties įdomi ir verčianti rimtai pagalvoti, kaip būtų galima nustebinti žiūrovą. Gal iš tikrųjų buvo sudėtinga sugalvoti, kaip pažaboti liną, nes jisai nėra labai lankstus ir reikėjo galvoti kažkokį tokį, norisi kažką ypatingo padaryti. Tai tiesiog mes prie lino pridėjom ir javus. Laimėjusios komandos Kretinos spalvų kalba merginos neslėpė emocijų ir džiaugsmų dalijosi su visais. Tuo tarpu kiti dalyviai su nedideliu liūdėsiu kraustėsi daiktus ir ruošėsi namo. Pirmą kartą dalyvauju, nerealūs įspūdžiai, negaliu. Tai sesė visą laiką atstovaudavo, kartu mes viską kūrėm. Tai man labai patiko iš tikrųjų, nes labai džiaugiuosi, kad pavyko sudalyvauti pačiai asmeniškai, o ne vien savo idėjom. Pagrindinė sąlyga šių metų konkurse Meno ratas buvo ekologiškų ir nekenksmingų sveikatai žaliavų naudojimas. Į tai atsižvelgė renginio komisija, kuri ir nusprendė, kas vertas laimėjusiojo titulo. Dalyvavusios komandos puikiai atspindėjo šio augalo svarbą mūsų kasdienėme gyvenime, o Meno rato šūkis Linais auk, linais žydėk buvo išpildytas. Šiandien išvydote ir išklausėte visą, ką mūsų laidos Universitetai LT kūrybinė grupė buvo paruošusi. Tikiuosi buvo įdomu. Taip pat primenu, kad nekantriai laukiame visų studentų, kurie nori laimėti šaunius prizus klipų konkurse tema Šauniausia studijų akimirka. Nepamirškite, kad mūsų kūrybinės grupės gyvenimą ir akademinio pasaulio įdomybės galite sekti ir pasinaudoję nuorodą esančią apačioje. Laidos kartojimą žiūrėkite pirmadienį 9:30 min. O vėl susitiksime kitą šeštadienį tuo pačiu laiku.